Labas rytas, mes jau keliaujam po pusryčių. Va, mūsų namai šią naktį. Dabar skubam pasiimti raktus, nes vaikinas įleis į garažą ir išsivarysim motociklus. Taip, vakar mus įleido į tokį garažą. Aš jau po visos važiavimo dienos nesiryžau nusileisti nuo šito kalniuko. Tai va dabar išsivarom į gatvę, tiksliau Tomas išvaro į gatvę ir eisim pakuotis daiktų. Taip, pasiskolinom įrankio, bando atsukti lemputę. Radom moto parduotuvę, tai pirmas taškas bus moto parduotuvė. Laukiam pagalbos. Tomo jau nesimato, nulėkė kažkur toli. Google mus veda į servisiuką. Nu, klausimas, koks ten tas servisiukas ir kur. Geros žinios. Radom servisiuką. Tokį. Motodoktorą. Ir atsuko. Ir gausim lemputę. Galbūt. Pasiekėm Karlovių Varus. Radom, kur prisiparkuoti. Persirengiam. Ir keliaujam. Mūsų tikslas yra surasti fontanus, terminius tuos vandenis ir kiek įmanoma daugiau jų paragauti. Nes sakoma, kad kiekvienas turi skirtingą skonį. Tuoj, žinoma. Nu, tu jau paragavai? Paragausiu. Su burbuliukais. Tikrai? Skanus, matau, patinka tau. Vis matai šiltas, su burbuliukais ir kaip sodos būtų įdėta toks neskonis. Neragauti man. Netakiniau žusoji. Sargiai. Nuostabi reakcija, nuostabi. Nu, užteko mums tų 5 ar 4 16 ragavimų. Nusprendėm, kad užtenka jau. Užtenka. Turėsim vis tiek toliau negu matom. Užtenka. Skoniai keisti.
Net nežinau, su kuo būtų galima palyginti. Su kraujo skoniu, su karštos sodos gėrimo skoniu. Pasirodo, yra specialūs puodeliai gerti terminiams vandenims. Ąsotėliai, puodeliai. Prisėdom užvalgyti. Jau išsirinkom užsakymą, norėjom jį pateikti ir pasirodo dirbs tik tai po 20 minučių. Tai nusprendėm prisėsti ir palaukti. Pagavau netikėtai akimirkoj. Vyras užsisakė kepsnį, o aš nusprendžiau paragauti tradicinio čekiško patiekalo. Guliašas duonoje. Ragaujam. Ką atvažiavom į paskutinę šiandienos vietą. Prieš pasiekiant nakvynės vietą. Čia yra Čekijos kanjonas, bet suformuotas dirbtinai. Keliausim trupučiuką, kiek įmanoma aplink. Pagaliau vargais negalais pasiekėm savo 2 dienų namus. Truputį buvo streso, kol radom raktus, kol išsiaiškinom, kaip čia įeiti, bet vargas atsiperka. Gražu, jauku, šviesu. Va. Negadink vaizdą. Ką? Vaizdas pro mūsų langą. Kažkur ten po kairę stovi mūsų transporto priemonės.
naktinį turą. Na vrcholu stráně se tyčí metronom symbolicky odměřující dějinný čas. Kdysi tu stál monumentální Stalinův pomník, odstraněný na jaře roku 1963. At the top of the hillside, a giant metronome towers over the city, symbolically counting the march of history. The site was once home to a massive monument to Stalin. It was detonated in the spring.